Žinai, kas iš tikrųjų yra baimė? Oi, mes bijom to. Ne, mes nebijom to. Žinai, kas iš tikrųjų baimė, aš galiu pasakyti, kas iš savo pusės matau. Ką per visą savo gyvenimą pamačiau ir išsigrinau. Baimė tai yra būdas tiesiog mūsų apsaugoti. Mes turime bijoti. Nes kitaip, jeigu nebijosime, kaip ir stovėdami ant krašto uolos, jeigu nebijosime, mes nukrisime. Ką mes darome? Mes bijome nukristi. Kai stovime ant žemės, kai stovime tarp mylimų žmonių, kai stovime prieš savo partnerį, prieš mylimą žmogų, mes bijome nukristi. Mes bijome susižeisti, mes bijome nuskaudinti. Kokia baimė yra? Baimė yra apsauga. Žinau tą, nes aš visą laiką, visą gyvenimą būtent tik ant to dirbau. Kaip apsaugoti save. Kur mane nuvedė? Santykiai kiekvieną kartą žlugo, net ir šitie vos ant ribos tokios buvo, kur kad ir kaip stengiasi, kad ir ką darai, baimė suveda tave į vis tiek į tą nesąmonę, kur visą laiką kartojasi. Su pinigais, su verslu, su klientais, su sveikata, visur baimė skirta tau apsaugoti tave nuo to, kas tau labiausiai baisu. Jeigu nežinai, kas baisu, nežinai, kokia asmenybė sukurta tam, kad apsaugotų tai, kas tau labiausiai baisu, tada nieko nepasikeis. Norėtum pasikeisti? Norėtum, kad viskas būtų kitaip? Norėtum, kad baimės nebūtų? Baimė nenatūralus jausmas. Baimė iš tikrųjų yra tada, kai įsijungia savisaugos sistema. Reiškia, jeigu tu bijai, jau tau šakės, nes tu tada nieko nedarai, ką gauti, ko nori. Tu darai viską, kad išvengti, ko nenori. Ir taip, žinau, nes aš visą laiką taip gyvenu. Ir po kažkiek laiko tik dabar atsibundu, tik dabar pamatau, kad kiek mokymų praėjęs, tik dabar pradedu pamatyti, kur slapčiausiose dalyse. Nes ašgi krūtas, aš kietas, žinai, aš tiek padaręs esu, aš tiek ir moku, ir marketingą, ir pardavimus, ir animaciją, ir kompus, ir psichologiją žmonių, ir asmeninį ugdymą, žodžiu, dvasinius, ir fizinius, ir visokius kitokius dalykus. Tame visame ir buvo paslėpta, kad ir kaip iš šono atrodytų, miršti viduje. Miršti viduje, nes peršykęs esi iš baimės būtent. Galvoju, kad baimė, bet baimė jinai reikalinga tau, kad tave sustabdytų nuo to, ko iš tikrųjų nori. Nuo to, kas tau iš tikrųjų yra verta, nuo to, kas tau iš tikrųjų yra sutverta. Baimė yra būdas tave sustabdyti.